Sveiki visi. Šiandien eteryje Šventaragio tunto pavasarinės stovyklos misija tikrovė dalyviai atsakinės į klausimus apie vyr skautus. Pažiūrėkim, ką jie žino. Mikai, ar žinai, kad šiais metais yra vyr skautų 100-metis? Jo, žinau. Ar žinot, kad šiemet yra švenčiamas vyr skautų 100-metis? Ar žinai, kad šiemet vyr skautai švenčia 100-metį? Ne. Aiste, ar žinai, kad šiemet vyr skautai švenčia 100-metį? Jo. Ar žinai, kad šiemet vyr skautai švenčia 100-metį? Taip, žinau. Kaip vyr skautas atrodo tau? Tas žmogus, kuris daug žino, o jeigu ne viską, tai išsiaiškina savo jėgomis. Atrodo, kad jie viską žino, viską moka. Tikrai žinių bagažas atrodo neįkainuojamas, bet kartu jie yra psichologiškai stabilus, turi labai daug patirties ir, man tai tie, kurie nepanikuoja, kai kažkas įsipjovė pirštą, man tai yra, wow, nes aš galiu ir apalpti. Tai va, jų tas giluminis žinojimas, ką jie daro, dėl ko jie tai daro, kelia pagarbą. Man bent jau taip. Skautai, bet jie yra labai pažengę. Pavyzdys visai skautų bendruomeniai, eiliniam paprastiem žmonėm, sektinas, numeris 1, sakyčiau taip. Gražios, protingos ir linksmos. Brol, 10 valandą prie vartų. Tai kuo skiriasi vyr skautas nuo skauto? Nes vyr skautas labai paslaptingas, o skautai ne ant tiek. Nes vyr skautas gražesnis. Tai vyresnis skautas, daugiau patyręs. Nes skautai yra 100% gražus, o vyr skautai 200% gražus. Skautas vykdo kelionę, o vyr skautas vykdo misiją. Kokias savybės turi turėti vyr skautai? Turi būti atsakingi, ištvermingi, patikimi ir turi turėti vilties pastoviai. Jie yra draugiški ir padeda. Tai labai draugiški, linksmi ir paslaptingi. Tai, manau, yra darbštus, nes, kaip minėjau, labai visą laiką gražias pastoklės ir visą laiką dirba. Manau, yra bendradarbiaujantis, nes visą laiką ir padeda kitiems ir šiaip, manau, visą laiką bendradarbiauja vyr skautai. Tai padedantis, tada drąsus, nes reikia visiems būti tos drąsos, bet kas negalėtų būti vyr skautų, manau.